Labą dieną, aš iš reklamos agentūros. Norėjau pakalbėti su jūsų generaliniu direktoriumi. Sveiki, maloniai prašau užeiti. Labą dieną, labas, tu pas mus darai reklamą? Taip, užeik. Norėčiau pasiūlyti idėją reklamos kampanijai, kuri parodytų, kaip stipriai Maxima rūpinasi savo pirkėjais. Mūsų vizija – būti labiausiai vertinama mažmeninės prekybos įmonė Lietuvoje. Todėl norime sukurti ne šiaip gražų klipą, o tokį, kuris parodytų tikrą mūsų stiprybę – žmonės, vertybės, kasdienį atsidavimą. Pavyzdžiui, galime parodyti parduotuvės darbuotoją virtuvėje, kuri ruošia šventinį stalą savo šeimai, kaip simbolį mūsų kasdienio darbo. Ji kruopščiai pjausto daržoves, šypsosi, vaikai jai padeda ir viskas persipina su kadrais iš parduotuvės. Kolegos padeda vieni kitiems, klientai dėkoja. Pabaigoje pasirodo žinutė, kuriame vertė atsakingai, kad kiekvienas galėtų pasakyti, čia gera sugrįžti. Būtent, dirbame pirkėjams, todėl rodome, kad mums rūpi jų kasdienybė. Svarbus kiekvienas, todėl įtraukiame tiek pirkėjus, tiek darbuotojus. Vieninga komanda, parodome bendrystę, šypsenas, pagalbą vieni kitiems. Ir žinoma, imu ir padarau. Aktyvūs, atsakingi, drąsūs. Skamba labai įkvepiančiai. Taip, nes tikroji reklama nėra apie blizgučius. Ji apie žmones ir vertybės, dėl kurių dirbame kasdien. Sutinku, toks klipas tikrai parodytų, kas mes esame.